Ar mus girdi Žaliakalnis? Ar mus girdi Slobodkė? Ar mus girdi Šančiai? Mes jūs mylim! Važiuojam! Amžių tekėjo, išmirėjo tiek tautų, tik lietuviai plukdo valtis, upių tėvų nemonų. Hei! Žemynu ten. Ir Kaunas dar kartą sutinka 4 kartus Lietuvos čempioną, 2 kartus šio turnyro laimėtoją, kaunietį, Vyto Bružo auklėtinį, Jonas Jazevičius. O dabar mėlynasis ringo kampas, kovotojas iš Moldovos. Pasitikite, Andrei Zaplitny. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it, all about control. And if you can take it, it's all about your debt. And if you can pay it, it's all about pay. And who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run like a Cleveland bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out here and die like a fool. Trying to figure out what my mood's gonna be. Come on over, sucker, why don't you ask me? Svorio kategorija iki 90 kg, mėlynas ringo kampas, Andrei Zaplitny, Moldova. Dreapta peste mână merge, eu te-mi dă uite. Păi, dreapta peste mână stângă. Stângă-i prieten, stângă. Stângă, mai des. Dreapta peste mână. Nu ne sus. Prieten, хорошо идем. Două stângi, stânga. Mai cărea. Uite vă dreapta. Да, ты ешь, слушай, брат. Слушай, спать на кап, дело будет. Ты лешь, брат, ты лешь, путай. Джонни, водай! Лешь, браво. Джонни! Птиман. Сразу, браво.
Пойдет, прям на кем вырос. Кем вырос. Стынга. Вот тут пусть. Пойдет. Стоп! Кем полез? Заканчивай передней. Стоп! Заканчивай передней рукой. Гонимся! Молодец. Я сейчас ешь. Грай, Виктор! Хорошо! Baigęs pirmas raundas kovoje tarp Jono Jazevičiaus ir varžovo iš Moldovos Andrėjaus Zaplitnio. Dar kartą dėmesys į raudoną ringo kampą. 4 kartus Lietuvos čempionu tapo mūsiškis. Šociko turnyrą laimėjo porą kartų. Taip pat yra tarptautinio turnyro Sarajeve nugalėtojas ir Štamo turnyro laimėtojas. Tarptautinio turnyro laimėtojas praėjusiais metais. Daug tarptautinių turnyrų laimėjęs, taip pat ir antrų vicečempiono statusų turėjęs, boksuojasi 12 metų, 107 kovos, 93 pergalės. Jis iš Lietuvos sporto universiteto ir Kauno sporto mokyklos Gaja. Jo treneris Vidas Bružas, jam 33, jis Jonas Jazevičius. O dabar, kas už Joną? Triukšmo! Еще!
Baigėsi antras raundas. Nors kovotojai dar nelabai linkę jį baigti, bet tai yra 2/3 kovos ir mėlynajame ringo kampe yra kovotojas iš Moldovos. Jis yra jaunesnis net 7 metais už Joną Jazevičių. Boksuojasi tiesa netrumpai, 8 metai bokso, 40 kovų, 31 pergalė, jo treneris Petru Cavts. Ir tai yra Andrei Zaplitny. Nu ką, Lietuva, lemiamas 3 raundas, kas šitoj kovoj už Andrejų Zaplitnį, o kas už Joną Jazevičių? Ir tai yra viskas. Tai yra viskas. Aš dar norėčiau kreiptis į operatorius, jeigu yra įmanoma į sceną parodyti truputėlį ir per ekraną, gal gautųsi, ne? Čia aš mačiau, kad buvo iškeltas plakatas labai neblogas. Vienas, Sofija, gal gali dar kartą pakelt? Operatoriai gali pritraukti kažkas tai su kamera? Į kolegas operatorius kreipiuosi, yra įmanoma parodyti šitą, ne? Kad didžiajame ekrane matytųsi. Jonai, tu stiprus, tu gali, Jonas nugali visus. Ar pritarė Kauno sporto halė?
Ateina laikas teisėjo verdiktui. Ir ką jaučia halė? Ar Jazevičius laimė? Ką sako teisėjas? The winner of this fight is. Šios kovos laimėtojas yra raudonasis kampas Jonas Jazevičius. Sveikinimai Jonui Jazevičiui. Apdovanojimų ceremonija bus po dar vienos kovos, nes viena kova šiandien dar liko. Ir tai jau yra paties sunkiausio svorio kategorija. Bet prieš tai noriu pakviesti į sceną Lietuvos bokso federacijos viceprezidentą Egidijų Rutkauską. Nes šiandien reikalai labai rimti. Ir jie rimti iki tokio lygio, kad mes apdovanojam ir tarptautinius svečius, kurie padeda organizuoti ir įvertinti, ar viskas vyksta sklandžiai šiame turnyre, ar nebuvo jokių problemų, trūkumų, trukdžių ir nesąmonių. Ir tą užtikrino šiandienos techninė